Neabejoju, daugelis prieš kalėdiniu laikotarpiu matėte prekybos vietose siūlomas mažas, gyvas dekoratyvinės eglutes. Kai kurios jos auga gražiai papuoštose vazonuose, kai kurios dekoruotos dirbtiniu sniegu ar blizgučiais. Dažniausiai tai būna kalėdinės eglės konika, retesniais atvejais puskiparisiai ar kadagiai. Tie, kas neabejingi augalams, su užuojauta žiūri į šiuos mažus augalėlius, suprasdami liūdną jų galą. Po švenčių dauguma jų atsidurs šiukšlių konteineriuose. Jeigu vienokiu ar kitokiu būdu jūsų namuose atsirado eglutė konika ir jums širdis neleidžia jos tiesiog išmesti, galite suteikti jai šansą išgyventi. Mums konika kaip kalėdinis dekoras apipurkšta dirbtiniu sniegu buvo padovanota 2022 metais ir aš ją 2023 metų pavasarį pasodinau sode. Jei ir jūs nusprendėte išsaugoti tokį augalą, o gal specialiai nusipirkote po kalėdiniu laikotarpiu už gerą kainą, nes savo sodo be jo neįsivaizduojate, toliau pateikta informacija jums pravers. Iki pavasario eglutę reikėtų laikyti kiek galima vėsesnėje patalpoje ir saikingai laistyti, o pavasarį pasodinti į gruntą. Svarbu žinoti, kad joms geriausiai tinka dalinis pavėsis. Visiškoje saulėje auganti ši eglė anksčiau ar vėliau po žiemos gali dalinai arba visiškai nudžiūti. Tai vadinama pavasariniu nudegimu. Konika yra lėtai augantis augalas. Per metus ji paauga apie 4-6 cm. Ši eglutė sukrauna labai daug pumpurų, augina daug šakelių ir jos laja yra labai tanki. Dėl šios priežasties lajos viduje esantys spygliai, negaudami šviesos, nudžiūsta, o paskui miršta ir viduje esanti šakelės dalis. Taip viduje susikaupia daug apmirusių dalių, kurios užsilaiko viduje ir tai sudaro palankias sąlygas veistis kenkėjams ir ligoms. Todėl labai svarbu kiekvienais metais, geriausiai vėlai rudenį, lają išvalyti. Kadangi konika auga lėtai, sudarydama gražų konusą, jos genėti nėra būtina. Tačiau jei vis tik atsirado poreikis pristabdyti jos augimą ar pakoreguoti formą, galite ją apgenėti. Geriausias laikas tai daryti yra tada, kai jau užaugo, bet dar nesumedėjo nauji ūgliukai. Pas mus tai būna gegužės pabaiga, birželio pradžia. Nenutrumpikite ūgliukų per daug, kad neliktų plikų šakų. Turiu labai gerą pavyzdį, kaip atrodo konika viduje. Čia jau gana augiam medžiui buvo nukirpta viršūnė ir labai gerai matosi augimo principas. Kaip matote, vidus visiškai plikas, o augimas vyksta tik šakelių galuose. O iš labai trumpų žalių šakelių dalių galima spėti, kad augalui trūko maistinių medžiagų. Paprastai ši dalis turėtų būti bent 15-20 cm. Čiagi yra tik apie 5 cm. Ir taip genėti, nukerpant viršūnę, tikrai nereikėtų. Augalas atrodo keistai, nenatūraliai ir jis jau neturės galimybę suformuoti naują viršūnę. Šis pavyzdys mums rodo, kad pageidaujamą augalo dydį reikėtų nusimatyti iš anksto ir pradėti jį formuoti gerokai anksčiau, nei jis perauga, ir tai daryti po truputį, nuolat, kiekvienais metais. Galite konikai atidengti apatinę kamieno dalį, nukerpant apačioje esančias šakeles. Tokia forma yra natūrali, tik reikia išlaikyti proporcijas. Esu mačiusi egzempliorių, kai medelio plikas kamienas sudaro 2/3 augalo, o žalioji dalis tik 1/3. Tai vėlgi atrodo labai neproporcingai ir nenatūraliai. Geriausiai žiūrisi, kai matoma kamieno dalis apačioje yra ne daugiau kaip 1/4 nuo bendro medžio dydžio arba netgi dar mažiau. Konikos dažnai augina 2 ar daugiau viršūnių. Jei jūs norite, kad jūsų augalas turėtų tik vieną viršūnę, reikėtų kuo anksčiau iškirpti besiformuojančią antrąją.
Todėl kiekvieną kartą valydami ar šiaip apžiūrėdami lają atkreipkite dėmesį į smailu kampu į viršų augančią stiprią šaką. Ji greičiausiai ateityje taps konkurentu viršūniai. Jei jums to nereikia, iškirpkite ją kuo anksčiau. Tręšiamos eglutės konika labai saikingai. Pertręšimas joms kenkia labiau nei trąšų trūkumas. Ypač reikėtų vengti daug azoto turinčių organinių trąšų – mėšlo, komposto. Aš paprastai pavasario pabaigoje arba vasaros pradžioje patręšiu spygliuočiams skirtomis skystomis kompleksinėmis trąšomis. Jei eglutė auga neskurdžioje dirvoje ir atrodo gerai, galima apsieiti ir be tręšimo. Konikoms labiausiai tinka silpnai rūgštus gruntas, todėl labai gerai pamulčiuoti spygliuočių žieve ar spygliais. Taip apsaugosime jų šaknis nuo išdžiūvimo ir palaikysime reikiamą dirvos rūgštingumą. Visą tai, apie ką kalbėjau, mes darysime jau kitą sezoną. Na, o dabar, kaip jau minėjau, svarbiausia išlaikyti eglutę gyvą iki pavasario. Priminsiu, kad pagrindinės tam sąlygos yra šviesi, vėsi patalpa ir saikingas laistymas. Linkiu visiems geros prieššventinės nuotaikos ir iki kito susitikimo.